Neigiamas kintančio klimato poveikis stebimas visose Europos jūrinėse ekosistemose. Neišimtis ir Baltijos jūra. Vandens rūgštėjimas, temperatūros kilimas ir deguonies koncentracijos sumažėjimas – šie pokyčiai lemia didesnį jūrų biologinės įvairovės pažeidžiamumą ir ekosistemų atsparumo sumažėjimą. Kartu su klimato kaita keičiasi ir Baltijos jūros pakrančių reljefas. Prie šių gamtinių procesų prisideda ir žmogaus ūkinė veikla, Klaipėdos uosto kanalo gilinimo darbai, pakrantės infrastruktūros plėtra, paplūdimių pildymas smėliu, visa tai keičia natūralias sroves, dugno reljefą ir smėlių judėjimą. Nors tokie sprendimai dažnai būtini ekonomikai ar krantų apsaugai, jų ilgalaikis poveikis jūros ekosistemoms dar yra ne iki galo ištirtas. Šiame kontekste ypač svarbus tampa žmogaus, kuris su jūra gyvena kasdien, balsas. Šiandien kalbame su klaipėdiečiu, žvejų, gintaro gaudytoju ir apdirbėju Arūnu Želviu, kurio gyvenimas daugeliu metų yra susijęs su Baltijos jūra, kuris matė, kaip keitėsi pakrantė, vandens temperatūra, žuvų populiacija, kuris jūrą pažįsta ne per statistiką, o per ilgametę patirtį. Taigi, laba diena, Arūnai. Prašau, papasakokite, kaip visą gyvenimą praleidus prie Baltijos jūros ir per daugiau nei 3 verslinės žvejybos dešimtmečius jūsų akimis keičiasi Baltijos jūros veidas. Kaip apibūdintumėte svarbiausius Baltijos jūros pokyčius, kuriuos pats pastebėjote tiek vandenyje, tiek pakrantėje, lyginant dabartį su tuo, kas buvo prieš 20-30 metų? Didžiausia įtaka Baltijos jūros ekosistemai visgi kaip bebūtų daro žmogus. Vieną, ką pirmiausia norėčiau pabrėžti, tai didėjantis yra nuotekų išmetimas į vandenį. Mano nuomonė, nuotekos nėra tinkamai valomos, kadangi audros metu labai ryškiai matosi didelis putų kiekis. O tai aš galvoju yra skalbimo priemonių ir visokių kitų chemikalų poveikis vandeniui. Antras dalykas tai yra nepagristas ir nelogiškas uosto tvarkymo darbų kompleksas. Yra išgilintas pirmiausia, kas didžiausia įtaka davė mūsų pakrantėj, tai Bangolaužio molo užlenkimas į pietvakarių pusę. Tai pakeitė įsivyravusias per šimtmečius sroves. Jeigu anksčiau srovės prieidavo prie pat molo ir migruojanti žuvis galėdavo pasigauti savo vandenį arti kranto, tai dabar išmetamas iš marių, išeinantis iš marių gėlas vanduo, jisai nueina daug toliau į jūrą ir visa migruojanti žuvis žiobris, stinta, sterkas atsitraukia daug toliau ir mums, priekrantėms žvejams, pasidarė daug sunkiau ją pagauti. Ir antras dalykas, tai yra pats baisiausias mano nuomonė, tai yra visiškai protų nepagristas kanalo gilinimas. Aš suprantu, kad čia ekonominės paskatos yra, turi ateiti didieji laivai, bet jeigu taip toliau tęsis, mes nebeturėsime pakrantės. Nes tas molo pasukimas davė įtakas ir kranto rekreacijai. Todėl, kad man atėjus čia dirbti prieš 18 metų, kranto linija nuo dabartinės skiriasi apie 200 metrų. Buvo vanduo daug toliau, pakrantė buvo kur kas ilgesnė, paplūdimiai buvo kur kas didesni ir pakeitus, išgilinus kanalą ir pakeitus iš vartų išeinamas marių sroves, prasidėjo didesnė kranto erozija. Nežinau, jeigu tai nebus stabdoma, jeigu žmonės nesusiprotės, tai mes greitai tikrai neturėsime nieko. Mes liksime be žuvies, liksime be gintaro ir liksime be pakrantės. Todėl, kad jeigu per 15 metų, kai aš taip jau rimtai pradėjau stebėti, kada pradėjau gintarauti, pradėjau stebėti, tai krantas yra priartėjęs apie
apie 50 metrų. Šita įlanka, kuri yra ties pirmosios Melnragės centrinių pliažų, skaitant nuo šiaurinio molo, jinai yra atsiradusi tik tai dėl žmogaus įsikišimo į gamtą, tai dėl to techninio pokyčio. Nes tokios kranto erozijos nebuvo jau labai ilgus metus, kadangi aš gimęs augęs Klaipėdoje, aš nuo 1 klasės, nuo 1969 metų su draugais bėgiodavom čia mes maudytis. Ir aš labai gerai prisimenu, kokio ilgio buvo paplūdimiai, kokio ilgio buvo kranto linija ir kaip kranto linija buvo išlinkusi. Dabar šita dirbtinė įlanka yra tik tai žmogaus kišimosi į gamtą padarinys. Mokslininkai teigia, kad Baltijos jūra šyla sparčiau nei daugelis kitų pasaulio jūrų, o vandens temperatūros kilimas fiksuojamas ir didesnėme gylyje. Kaip vandens šilimas paveikia jūsų kasdienybę, būtent žvejybą? Ir kokias permainas stebite žuvų paplitime, migracijoje, žvejybos sezonų stabilume? Vandens šilimas didesnė įtaka turi šaltvandeniam žuvim. Vat kaip tik dabar prasidėjo mūsų sezonas stintos. Tai gal vienas stinta labiau mėgsta tą šaltą vandenį, bet tas kelių laipsnių vandens atšalimas kažkokios tai katastrofinės įtakos žuvim tikrai neturėjo. Kadangi ten 3-5 laipsnių vandens kitimas žuvims, jis neturi įtakos. Žuvis į tą nelabai reaguoja. O kad Baltijos jūra labiau šyla, tai yra tendencingas dalykas, todėl kad Baltijos jūra yra labai sekli. Vienas iš didžiausių gylių, tai yra apie 150 metrų ir Baltijos jūra yra mažytė. Todėl jos užterštumas automatiškai vyksta daug greičiau. Palyginus pagal kitas didžiasias jūras. Čia toksai dalykas, jeigu procentaliai žiūrint, tai aš galvoju, nėra tokio didžiulio skirtumo. Tik tai tiek, kad Baltijos jūra maža ir sekli. O tokiom žuvim kaip žiobris, kaip karšis migruojančiom, kaip sterkas, vandens šilimas jis neturėjo didelės įtakos. Tokie kaip strimeliai, aš galvoju, kad pragyvenimo sąlygos ir maistinė bazė tame šiltasniam vandenį, jinai yra kur kas didesnė. Gal didesnė įtaka turėjo tai dumblių didėjimas šylant vandeniui. Kadangi paskutiniais metais matosi tokia tendencija, kad po audrų išmetamų dumblių kiekis yra truputį didesnis. Nors, kaip teigia senieji Baltijos kolūkio žvejai, tų dumblių, ypač furuciliarijaus, tai yra akmens kerpė, juodoji, tai jos visada būdavo didžiuliai kiekiai išmetami po audrų į krantą. Aš negalėčiau pasakyti, kad čia tas vandens atšilimas, jisai kažkokią tai turėtų kritinę reikšmę, kažkokią tai su tokiu lėtu procesu tiek gamta, tiek žuvis jinai susitvarko pati. Aš dar kartą pasikartosiu, kad pati didžiausia problema tai yra žmogaus kišimasis į gamtą. Tai yra pati didžiausia problema. O tokioms kaip stintai, man atrodo irgi, kad todėl, kad stinta ateina čia tik tai migracijos verčiama išsineršti Nemuno baseino upėse. Aišku, daugiausiai neršia Nemuno žemupy, Minijos upėje neršia jinai. Ir tas kelių laipsnių vandens pašiltėjimas nei neršto kokybei, nei jos migracijos kokybei tikrai neturi jokių pasekmių. Gėlo vandens pokytis, išmetimo kryptis toliau į jūrą, aš galvoju, kad duoda daug didesnį poveikį, kadangi paskutiniais metais tendencingas pagausėjimas stintos yra Estijoje, Latvijoje ir Rusijoje, Kaliningrado srity, ko anksčiau iš viso nebuvo. Niekada stinta nėjo į Aismares. Paskutinius 3 metus Aismarėse matosi didžiulis stintų pagausėjimas. Aš galvoju, kad čia daugiau yra technologinės, žmogaus kišimosi problemos,
O tas lėtinis vandens atšilimas, jis neturi tiek tokios įtakos, kadangi ne pirmi metai keičiasi ta žiema, aš kaip pats stebiu gamtą, tai pagrindiniai tie atšilimai, pagrindiniai tie pokyčiai buvo prasidėjo turbūt nuo 1987 metų. Taip, mūsų vaikystėje, imant nuo 62 metų iki kokių taip 84 metų, buvo gilios žiemos, buvo didžiuliai ledonešiai, kas labiausiai išvalydavo upes ir ypač mares, tai didžiuliai ledonešiai, kadangi pavasarį eidamos lytis, padarydamos sangrūdas, jos išardavo, išgilindavo gruntą. Išgilindavo gruntą, išneždavo tą palaidą smėlį uždumblėjusi. Ir ekosistema, Bamarių ekosistema buvo daug sveikesnė. O kadangi Baltijos jūra yra ganėtinai gela, tai marių ekosistema, ypač mūsų priekrantėje, turi labai didelę reikšmę. Kadangi visos migruojančios žuvis, jos eina į mares. Paskui jos skirstosi į upes, žiobris, lašiša, stinta, jie pasirenka savo upes, išsiskirsto ten, kur yra jų nerštvietės. Klimato kaita keičia ne tik jūrą, bet ir krantą. Spartėja kranto erozija. Kaip pakito Klaipėdos pakrančių linija ir kurios vietos jūsų manymu šiandien yra pažeidžiamiausios? Iki 2000 metų mūsų pakrantės erozija buvo ganėtinai lėta. Buvo įprastinis ciklas, kada atėjusios didelės audros nuplaudavo smėlį, bet kita audra lygiai taip pat tą smėlį prineždavo. Todėl, kad buvo nusistovėjęs pagal seną molą srovių ir bangų ir smėlio judėjimo ciklas, buvo jisai nusistovėjęs, jis buvo šimtmečiais įprastas. Kada pradėjo statyti ir užlenkę išėjimą iš marių, vandens srauto išėjimą, tada nuo 2000 metų pradėjo stipriai jaustis kranto erozija, kitimas. Pradėjo jūra atkovoti krantą. Labai stipriai. Ir šitas, kaip dabartinis tas smėlio pilimas į Baltijos pakrantę, čia yra lygiai tas pats žaidimas, kaip smėlio dėžėjai vaikučiai, kad žaidžia. Nes tą kiekį, kokį didesnė audra, kokį kiekį nuplauna smėlio ir kokį prineša, tai yra stichija, tai yra gyvas organizmas. Jeigu žmogus nesikištų, aš galvoju, kad jūra pati susitvarkytų su šitais dalykais. Bet dabartinės šitos pasekmės, mano vizija yra labai liūdnos ir aš galvoju, kad kokių po 15, gal ne po 15, gal po 30 metų Melnragė bus vandenyje. Kaip vertinate aplinkotvarkininkų bandymus pildyti paplūdimių smėliu? Aš pasikartosiu, tai lygiai taip pat, kaip aš su žaisliniu kastuvėliu smėlio dėžėjai sėdėčiau. O jūsų rezultatai yra lygiai tokie pat. Koks jūsų būtų siūlymas ir jūsų vizija, kaip sustabdyti kranto eroziją? Čia mano žodis jau nieko nepakeis. Niekas neardys molo užlenkimo. Kadangi jūs supraskit vieną dalyką. Jūra yra gyvas organizmas. Šimtmečiais, kada statytas yra mūsų molas, tai ko gero tai yra daugiau kaip 150 metų. Tai per šimtmečius buvo nusistovėjusios srovės, buvo nusistovėjusios audrų padariniai buvo nusistovėję. Ir tai viskas savaime reguliavosi. Tai būdavo didžiulio audrų, paimkim kaip 1967 metų audra, kuri Lietuvos pakrantėje buvo pati stipriausia, bet kad ir kiek jinai padarė žalos, po kurio laiko, aš taip jau save prisimenu, sakykime, nuo 1970 metų, jau labai gerai save prisimenu, tai sakykime, per 7 metus kranto linija buvo pilnai atsistačiusi. O šitas mechaninis įsikišimas, kada yra pažeista pati jūros ekostruktūra, pažeistos srovės yra, vandens išmetimas iš marių yra pažeistas,
Šitas ir duoda daugiausiai įtakos. Ir šitie smėlio pilinėjimai, tai jokios įtakos neturi ir jokios įtakos neturės kranto erozijos sustabdymui. Galima, aišku, kažkokius tai mechaninius statyti, kaip Olandija yra visa užsitvėrusi, sakykime, tais betoniniam tom betoniniais bangolaužiais, bet, paprasčiausiai tai pagadintų dar, kažkiek tai pagadintų jūros ekosistemą. Man atrodo, šitas žingsnis yra jau nepakeičiamas, jis yra tragiškas ir, ko gero, negrįžtamas. Šiek tiek grįžkime prie ankstesnio jūsų pastebėjimo būtent apie eutrofikaciją, kai maistinėmis medžiagoms patekus į vandens telkinį pagreitėja dumblių ir kitų mikroorganizmų dauginimasis. Tokiu atveju sumažėja deguonies kiekis. Kaip jūsų matymu, jūsų patirtimi, kaip šis reiškinys atsispindi realioje praktikoje? Čia suprantat, kadangi aš nemažą laiko dalį gyvenau sovietmečiu, sakykime, toj okupacijai Lietuvos, tarybiniai toj santvarkoj, tai tais laikais tarša buvo kur kas didesnė, kadangi buvo tokia santvarka, kad irgi nelabai kas žiūrėjo į gamtą. Buvo tas toks pseudoekonomikos kėlimas ir žemės ūkis tada trąšų naudojo kur kas daugiau ir kur kas barbariškiau elgėsi su gamta. Bet pati gamta sugebėjo save išvalyti. Yra toksai dalykas, kad pasikartosiu, gamta tai yra gyvas organizmas, jisai moka save išvalyti. Dabar, ko gero, didesnė problema sudaro ne bio kažkokios, tai ten organika ar kitos tokios medžiagos. Dabar didesnę žalą gamtai daro plastikas, kadangi plastiko irimas vandenyje. Aš galvoju, kad smulkiom žuvų mailiui jisai turi, ko gero, daug daugiau įtakos. O organika šiais laikais yra sumažėjusi. Dabar visur ūkiai praktiškai yra privatus, žemdirbiai tikrai, kiek aš dar ir esu pats matęs, labai ekonomiškai naudoja trąšas. Kai kurios trąšos, kurios darė didesnį poveikį gamtai, yra uždraustos. Aš turiu omeny tą ir už tai galvoju. Nieko, viskas tvarkoje. Šiaip tai aš nežinau, pagal jūros vandenį nesimato dabar toksai tas aktualus, toksai didesnis tas vandens užterštumas. Aišku, tas putų kiekis, bet tai čia yra pačių žmonių yra valymo ir rengimų trūkumai yra, kadangi vandens užterštumą rodo vandens putojimas. Jeigu vanduo neužterštas, putų kiekis yra minimalus. Kuo daugiau užterštas vanduo, audros metu tuo labiau putoja vanduo. O čia paskutinio štormo, čia tokios purvinos putos tokiais kiekiais buvo, tai paprasčiausiai tai parodo vandens užterštumą. Antras dalykas, tai ką norėčiau pažymėti, kol nesustabdysime Grigėjo, kol nebus ištirti pilnai jų valymų įrengimai, kol nebus jie pažaboti apie kažkokią tai Baltijos jūro, bent jau Lietuvos kranto ekologiją, net neverta kalbėti. Nėra jokio pagrindo. Nes pati didžiausia tarša eina iš Grigėjo. Man pačiam dar 1970–1978 metais yra nekartą tekę žuvauti su meškere prie Grigėjo išmetamų kanalizacijų. Tada jį vadinosi CPK, celiuliozės popieriaus kombinatas. Tai, išmetimo kiekis buvo tikrai siaubingas. Ir aš gal nežinau, gal kažkiek ir patobulėjo tie valymo įrengimai, bet pilno išvalymo nėra. Kadangi visą šitą putų kiekį, aš galvoju, kad tai čia yra Grigėjo pasekmės. Čia yra celiuliozės pasekmės. Ir toliau pratęsiant kalbą apie užterštumą,
Kaip ir pats paminėjote, vis dažniau minimi ne tik cheminiai teršalai, bet ir plastikas, mikroplastikas, buitinės atliekos. Ką jūs pats matote jūroje ir būtent pakrantėje, kaip per dešimtmečius pasikeitė žmogaus paliekamas pėdsakas? Žmogaus paliekamas pėdsakas, o kaip nebūtų keista, paskutinius 5 metus jis mane labai džiugina. Kadangi tikrai po truputį auga žmonių kultūra, žmonės pradėjo suprasti, kad nebegalim teršti tos gamtos. Ir kokie gal jau 5 metai matau tokią iniciatyvą, tikrai yra pašvarėjusios pakrantės. Vienas dalykas, labai pakrančių, paplūdimių tarnyba labai gerai dirba, tikrai yra daug sąžiningų žmonių, kurie nuoširdžiai tvarko mūsų pakrantės. Antras dalykas, tai yra pačių žmonių sąmoningumas, kadangi ne kartą teko matyti ir dabar pastoviai matau žmonės pasiėmusius plastikinius maišelius ir renkančius atliekas. Taip kad šita tendencija, mano nuomonė, tai yra kur kas geresnė.